Vasara geriausias laikas kalbėti apie namų šildymo reikalus. Kodėl? Nes taikomos didesnės nuolaidos, meistrai laisvesni, galite ramiai rinktis ir neskubėdami priimti sprendimus. Tenka pastebėti, kad vis daugiau senesnės statybos namų savininkų, nors ir turi rūkstančius kaminus ir kietojo kuro katilus, dairosi į patogesnės, mažai priežiūros reikalaujančias šildymo sistemas. Šiandien kalbam apie šildymo sprendimus senesnės statybos namams. Nepaslaptis, kad daugelį senesnės statybos namuose yra įrengta jau kieto kuro šildymo sistema. Tai gali būti ir malkinis, ir granulinis katilas. Jisai atlieka savo funkciją, šildo namus, galbūt ir ekonomiškai, ir šiltai, ir viskas yra tvarkoj. Tačiau, kaip patys klientai sako, pavargom nuo nuolatinių įkrovų, nuo pelenų, nuo priežiūros ir kaip šitaip keičiasi ir nepastovės yra kieto kuro kainos ir granulių kainos, tai tiesiog yra klientai verčiami ieškoti alternatyvų. Ir šiuo atveju mes kalbame apie oras, vanduo, šilumos siurblius, kurie pasižymi aukšta energetinė klase. Patogumu, maža priežiūra, daugelis jų ne tik tai šildo, bet ir turi vėsinimo funkciją namuose. Taip pat yra labai paprastas valdymas. Galima valdyti ir stebėti telefonu šilumos režimus šilumos siurblyje. Tai iš tikrųjų šitas patogumas klientams labai patinka. Savaime suprantama, nauja įranga bus automatizuota ir veikianti be priežiūros. Bet ką daryti, jei dar nesinori atsisveikinti su kietojo kuro katilu, o dar ir malkų ar granulių nemažas likutis nuo pernai metų? Tačiau kai nesinori išardyti kieto kuro sistemos, nes jinai dar yra gera, tas katilas jisai veikia, tai tada mes siūlom klientams kombinuotai naudoti šildymo sprendimą. Ir kaip patys montuotojai teigia, kad šios sistemos tarpusavėje gana gražiai draugauja ir galima turėti abi vienu metu. Kada klientas nori patogumo, komforto, mažai priežiūros, ar reikia išvykti iš namų, ar tiesiog gyventi šiltai apie nieką negalvojant, jisai puikiai naudoja šilumos siurblį, kuriam priežiūros jokios nereikia. Tačiau šaltą žiemą, kada nukrenta žema temperatūra, yra likęs kieto kuro likutis, galbūt klientai nori ir pataupyti ir sunaudoti tą, ką yra prisipirkę, tai jie gali ir sunaudoti likusį kieto kuro likutį. Kaip ir minėjau, tų sistemų nereikia išardyti, jos tiesiog yra sujungiamas kaip į vieną visumą. Ir tada naudojama pagal norus, pagal poreikį, pagal galimybės. Šiais laikais visi nori gyventi patogiai ir sutaupyti, o dar geriau už nieką nemokėti. Tad jau nieko nebestebina, kad ant daugelio namų stogų puikuojasi saulės elektrinės, gaminančios elektrą savo namų šeimininkams. Daugelį namų jau yra įrengtos saulės elektrinės, kurios gamina elektros energiją. Ir dažnai yra neišnaudojama ta pagaminta elektros energija. Tad klientai turi galimybę pasidėti ją pasaugoti tarsi į elektros tinklus. Ir po to šaltuoju žiemos sezono metu jie ją kaip ir parsigrąžina ir kada šilumos siurbliui reikalinga papildoma energija elektros, tai tiesiog tas pasaugotas perteklius, jisai grįžta ir kaip patys klientai sako, mes ir elektros sąskaitų nemokam, ir šildomės nemokamai, ir gyvenimas tampa labai toksai patogus, šiek tiek pigesnis ir galimybė yra sutaupyti daugiau. Internete galima rasti atsakymų į pačius įvairiausius klausimus. Tačiau, kai priimate sprendimą dėl savo namų šildymo sistemos, patarėjai turėtų tapti žmonės, kurie šioje srityje dirba ne vienerius metus ir gali suteikti garantijas. Įmonė Saurida rinkoje dirba daugiau negu 27 metus ir mes klientam galim pasiūlyti labai platų paslaugų ir produktų spektrą. Jeigu nusprendėte įsirengti saulės elektrinę, gamintis elektrą nemokamai, taip pat įsirengti šilumos siurblį, oras, vanduo ar kondicionierių, tai mielai mes jums padėsime ir patarsime. Nes labai svarbu pasirinkti teisingą įrenginio galią, įrenginio funkcionalumą ir visas kitas įrenginio savybės. Nes kas tiks kaimynui arba ką paskaitysite internete, tai nebūtinai tiks jūsų namui. Visi norime sutaupyti ir pasirinkti savo poreikius atitinkančius šildymo sprendimus, kurie komfortiškai šildytų namus ne vienerius metus. Tad pamastykime dabar, kaip norėsime gyventi žiemą.